Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime netikrą zuikį. Pradžiai mums reikės kelių riekelių batono. Apsipjaustome kraštus ir susismulkiname mažesniais gabalėliais. Užpilame pienu, paliekame batoną, kad suminkštėtų. Dabar apsikepsime česnaką ir svogūnus. Kol svogūnai su česnakais kepa, mes pasigaminsime slaptą komponentą, be kurio neįsivaizduojamas mano mėsos pyragas. Jam reikės pomidorų padažą, soja, worčesterio padažas ir medus. Viską gerai išmaišome, keliauja malta mėsa, mirkyta duona, apkepti svogūnai su česnaku, 5 šaukštai mano slapto ingrediento tai padažo, nuskaniname druska ir pipirais. Ant sviesinio popieriaus išdėliojame šoninę. Lengvais rankų mostais kaip meilutytę užverčiame šoninę. Mėsą dedame į skardą ir nešame į orkaitę. Dabar pasigaminsime padažą iš prieš tai ruoštų komponentų. Tai medus, pomidorų padažas, soja ir worčesteris. Taip pat čia mums reikės obuolių sulčių. Verdame, kol padažas pasiekia reikiamą konsistenciją. Praėjo 20 minučių, dabar reikėtų patepti šiek tiek glazūrą. Mėsa keliauja dar 20 minučių į orkaitę. Beliko užpilti padažą ir skubėti ragauti. O rytoj mes vėl pasimatysime su jumis šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.